holistinio ugdymo institute dėstau homeopatiją, homeopatijos pagrindus. Na, esu homeopatas jau daugiau kaip 30 metų. Lietuvos homeopatų asociacijos iniciatorius ir ilgametis jos, reiškia, prezidentas. Na, esu medicinos mokslų daktaras, docentas. Ilgametės praktika, reiškia, homeopatijos srityje. Taipogi homeopatijos dėstymas tiek Kauno medicinos universitete, dabartiniam sveikatos mokslų universitete, tiek Vilniaus universitete buvo irgi laikotarpis, kai buvo dėstoma homeopatija. Na, taipogi teko organizuoti jau kaip savo pareigos, mano pareigos Lietuvos homeopatų asociacijoje, tai teko organizuoti daugybę kursų įvairiausių, konferencijų, seminarų ir taip toliau. Na, taipogi sudarinėjau programą ir buvau vienas iš tų realizatorių tos, reiškia, programos gydytojų homeopatų ruošime, reiškia, specializacijoje, kuri buvo Kauno medicinos universitete, dabartinėme sveikatos mokslų universitete. Taigi, toks mano kelias, reiškia, homeopatijoje. Na, sukaupta tikrai daug patyrimo ir klinikinio patyrimo, dėstant, nes labai daug valandų skaitydavau visose specializacijose ir kursuose, tai iš tikrųjų teko sukaupti daug, kuo turbūt dabar ir dalinuosi tuo holistinio ugdymo institute ir tikrai labai džiaugiuosi, nes matau prasmę tame, kad homeopatijos žinios, supratimas apie homeopatiją sklistų kiek galint plačiau ir ne tik tarp medikų, bet ir tarp žmonių, kurie tuo domisi. Jie domisi įvairiais naturopatinės medicinos klausimais ir sritimis. Tai iš tikrųjų labai gera, kad galiu dalintis. Sakykite, kas paskatino jūs pradėti domėtis šiuo dalyku, homeopatija, ir kodėl pasirinkote į sveikatą žvelgti iš holistinės perspektyvos? Na, paskatino labai turbūt, reiškia, praktinis dalykas. Tai yra, reikėjo padėti savo. Per chirurginį darbą savo įprastinėje medicinoje, kai tik baigęs buvau, nuo pacientų užsikrėčiau hepatitu B. Na ir kadangi tas hepatitas jau buvo antras hepatitas man, nes paauglystės persirgęs buvau hepatitu A, tai sirgau labai sunkiai iš tikrųjų ir ta ūmi fazė buvo labai sunki ir po to tas veikimas užsitęsė labai ilgai, buvo iš tikrųjų labai bloga situacija, kai daugelį mėnesių vaikščiau praktiškai laikydamasis už sienų. Ir reikėjo padėti savo ir čia mane iš tikrųjų nukreipė į homeopatiją žmogus, kuris sako, kad, reiškia, jisai homeopatija visiškai nesidomi, nors yra labai liberalus ir tą homeopatiją jisai ją žiūri labai teigiamai. Tai Kauno medicinos universiteto profesorius Alvydas Laiškonis, infektologas, pas kurį aš ir kreipiausi pagalbos, pas buvusi savo mokytoją, labai gerbiamą mokytoją, tikrai labai šviesią ir išsilavinusią asmenybę ir labai džiaugiuosi,
kad turėjau tokių mokytojų, tai jis man vienas iš tų nedaugelio tokių, apie kuriuos iš tikrųjų iš viso širdies galiu pasakyti tokius žodžius. Tai jisai mane tiesiog ir nukreipė, sako, tu žinai, kadangi tau niekas nepadeda iš esmės, tai tu eik į homeopatinę vaistinę, kuri tik buvo atsidarius po kurį laiką trukusio neveikimo, uždarimo tos vaistinės. Ir ten, sako, tokių žirniukų yra ir gal tau tai padės. Na va. Na ir taip aš iš tikrųjų nusipirkau ten tų homeopatinių vaistus, pirmųjų vaistų homeopatinių savo gyvenime. Ir pamačiau, kad iš tikrųjų tai veikia. Na, be homeopatijos, aišku, dar buvo daugybė kitų dalykų, kuo tada padėjau traukti save kaip tas Miunchausenas už plaukų. Tai buvo ir gydomasis badavimas, ir ajurveda mano viena iš pirmųjų meilių, ir kinų medicina, ir po to ne tik homeopatijos, man tas studijos jau paskui labai rimtos, homeopatijos iš specializacijos, po to visokie kursai tobulinimo ir taip toliau. Ir po to buvo studijos įvairių naturopatinės medicinos sričių, praktiškai žinių gana rimtų turiu iš daugelio naturopatinės medicinos sričių. Ir daug kas buvo taikoma savo, bet, aišku, homeopatija buvo numeris 1. Tai va toks trumpais man kelias į homeopatiją ir apskritai į natūraliąją mediciną. Bent jau rašytiniais šaltiniais homeopatijos pagrindai buvo užfiksuoti prieš keletą šimtų metų ir tai yra tikrai plati tema, bet gal galėtumėt išskirti keletą temų ar klausimų, kuriuos nagrinėsite su studentais paskaitų metu. Taip, homeopatijos pirmi tokie postulatai, kaip po gydymo panašiu, jų principai jau buvo taikyti senovės Egipte, šiek tiek to yra rytų medicinose, bet homeopatija kaip atskiras ryšio medicinos sritį jo pradėjo Friedrichas Samuelis Hahnemannas, vokiečių medikas, kuris 18 amžiaus pabaigoje suformulavo pagrindinius homeopatijos principus ir davė pradžią homeopatijai kaip gydymo sistemai. Daugelis oponentų apie homeopatiją kalba, kad tai tokia nepatvirtinta moksliniais faktais ir taip toliau, ta medicina, bet reikia juos nuvilti. Homeopatija būtent ir kilo iš eksperimento, iš Friedricho Samuelio Hahnemano eksperimentų, iš pradžių su savim, po to su sveikais savanoriais. Iki Hahnemano dar buvo keli eksperimentai jos medicinoje, bet sisteminiai eksperimentai, daugybiniai eksperimentai buvo tik homeopatijos tuo metu 18 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje ir praktiškai kiekvienas vaistas, kuris vėliau tapo homeopatiniu, buvo ištirtas eksperimentiškai su sveikais savanoriais. Dėl to kalbėjimas toks, kad tai yra nieko nepatvirtinta, tai yra visiškas nežinojimas ir visiškas pasimetimas. Tik tai, kad skirtumas nuo įprastinės medicinos yra toks, kad homeopatijoje eksperimentai atliekami su sveikais savanoriais. O įprastinėje medicinoje vaistai taikomi sergančiam. Ir žiūrimi rezultatai. Nes pagrindinis homeopatijos panašumo principas ir kalba, kad ligas tikriau, greičiau ir su mažiausiu pavojumi galima
išgydyti tais vaistais, kurie sveikame organizme sukelia geriausiai su liga sutampančius simptomus. Sveikame organizme. Va dėl to ir tyriama, kaip kokius simptomus sveikame organizme sukelia viena ar kita medžiaga, kuri po eksperimento jau tampa vaistu. Taigi, homeopatija iš tikrųjų, kaip sakiau, yra eksperimento išdava ir homeopatinio vaisto patogenezės arba homeopatinio vaistų poveikio aprašymas yra labai ženkliai skiriasi nuo įprastinės medicinos vaisto aprašymų. Nes įprastinėje medicinoje vaistai skiriami pagal diagnozę, o homeopatijoje vaistai skiriami pagal individualius simptomus. Mano galva, homeopatija yra turbūt labiausiai holistiška iš visų holistinės medicinos sričių. Taip visa apimančio vaisto poveikio, jeigu pažiūrėjus į homeopatinių vaistų aprašymus, nesurasime nieko. Ir tai nenuvertinimas kitų medicinų. Tiesiog tokia specifika homeopatijos. Kitos natūralios medicinos sritys irgi puikiai veikia. Ir duoda sveikimus kartais labai sunkiose situacijose. Bet va toks individualus tas požiūris į žmogų ir visą apimantis jos vaisto poveikis, va tokį galima surasti homeopatijoje. Tai sakau labai, labai tvirtai, nes, kaip sakiau, esu susipažinęs su praktiškai visomis naturopatinės medicinos sritimis. Tai šitą ir stengiuosi visą laiką perduoti tiek kursantams, medikams, kurie ateina į specializaciją ir po to tampa gydytojais homeopatais, tiek ir kitais kursantais, kurie nori išmokti gydyti save, savo artimuosius, taikyti savo aplinkoje, savo sveikatai, homeopatiją. Taip pat homeopatijos teorija turbūt labiausiai keičia mąstymą, bent jau mano keitė mąstymą labiausiai iš visų naturopatinės medicinos sričių, iš tų studijų. Padeda žvelgti į žmogų labai individualiai. Atsižvelgti į kiekvieną smulkiausią niuansą, tiek fizinės konstitucijos, tiek psichoemocinio statuso, tiek mentalinio dvasinio, kas yra labai svarbu iš tikrųjų. Na, taip pat turbūt homeopatai geriausiai suformulavę principus, kuriais vadovaujantis galima suprasti, ar paskirtas vaistas veikia teisingai. Sąmoningai sakau teisingai. Nes kad simptomai dingsta arba jie švelnėja, dar nereiškia, kad yra sveikimas. Gerbiamas daktare, kadangi prakalbote apie simptomus, norėtume jūsų paklausti. Iš tikrųjų, dažnas žmogus bando ligą gydyti tada, kai atsiranda simptomai. Ir šiame šiuolaikiniame pasaulyje, bėgančiame, skubiame, greitame, ką galėtumėt pasakyti jaunesniems žmonėms, kuriem galbūt reiktų pradėti homeopatiją domėtis anksčiau, negu atsiranda simptomai? Homeopatija domėtis galima daug anksčiau. Be abejonės, tai yra mūsų savimonės reikalas, ar nes kaip mes
žiūrime į save, į aplinką, nuo mūsų pasaulėžiūros pagaliau. Bet gydyti iš tikrųjų reikia pradėti tik tada, kada yra simptomai. Kita kalba, kad galima gyventi sveikai, o tai reiškia maitintis sveikiau arba visai sveikai. Na, sunku pasakyti, kas yra sveika labai, nes tų požiūrių yra daug. Bet sveikai maitintis, sveikai gyventi apskritai. O sveikai gyventi tai reiškia ir mūsų mintis, mūsų žodžiai, mūsų darbai turi būti vieningi. Ne? Mes turime elgtis sociume normaliai, nes kai kas gal naiviai galvoja, kad mūsų elgsena neįtakoja mūsų sveikatos, ji labai įtakoja. Įsivaizduokit, kad mes kiekviena ląstelė gauna informaciją, saugo ir įsivaizduokit, kad mūsų mintis yra vienokia, mūsų žodis kitoks ir mūsų veiksmas dar kitoks. Į ką reaguoti? Į ką reaguoti mūsų vidui? Va taip ir įnešama tokia disharmonija. Na, čia būtų galima prisiplėsti labai daug ir tai yra už homeopatijos ribų, tai yra tiesiog bendravertybiniai dalykai, kurie įtakoja mūsų sveikatą irgi. Tai turbūt tiek atsakysiu, nes išsiplėsti labai čia turbūt negali. Kaip Jūs manote, ar įmanoma ligą išgydyti tik homeopatijos būdu ar naturopatinė medicina? Žinot, Jūsų klausimas yra labai praktiškas, labai. Čia aš jį apibendrinsiu ir Jūsų klausimą išplėsiu. Klausimą aš suformuočiau kitaip. Ar įmanoma bet kuriais būdais ar ne išgydyti ligą visai? Aš neskubu dėti taško visada. Pavyzdžiui, neseniai, prieš kokią savaitę gerą, kreipėsi pacientė, kuri jau seniai pas mane gydėsi prieš 20 metų. Kaip Ipatis man priminė, kad prieš 20 metų Jūs man išgydėt bronchinę astmą ir dabar po virusinės infekcijos, nežinom, ten reiškia kokios, nes neaišku, testais matą nedaryti, jai vėl atsirado bronchinės astmos priepuoliai, atsirado dusulys. Ir dabar klausimas, ar astma buvo išgydyta ir kažkur beveik 20 metų nesireiškia, ar ji nebuvo visiškai išgydyta ir dabar tik tai atgyjo, ar ne? Ar buvo išgydyta ir vėl atsirado iš naujo. Sunku pasakyti ir turbūt nieks negali atsakyti. Dabartinėme mūsų tokiame gyvenime iš tikrųjų labai sunku pasakyti, išgydėme mes iki galo ar ne. Net jeigu simptomatikos ir nėra, sunku pasakyti. Ir man atrodo tokio palaikomojo gydymo. Turbūt mums reiškia, daugeliu iš mūsų reikia daug labiau, negu mes galvojame. Pavyzdžiui, įsivaizduokime žmogų prieš 100 metų gyvenantį kaime, 20 amžiaus pradžioje, pirmoje pusėje, kur nors kaime, šalia miško. Jis kvėpuoja grynu oru, jis geria švarų vandenį, jo maistas neužterštas niekuo, ar ne? Ir kiek jam reikia, kiek jo kepenim, pavyzdžiui, ir inkstam reikia palaikymo, kad kepenys galėtų detoksikuoti tai, kas pateko į organizmą, jos tai daro, ar ne, ir kad inkstai galėtų pašalinti tai, kas nepageidaujama su šlapimu. Kiek reikia kepenim triūso tada ir dabar. Mano galva labai aišku visiems, kad mes dabar prie sankryžos, ten, sakysim, pakvėpavę keliolika minučių gauname tiek toksinų, kiek tas žmogus ten turbūt per kelias dienas. Ar ne? Tai yra koks krūvis.
mūsų detoksikacijos ir šalinimo organams. Tai to palaikymo praktiškai reikia nuolatos. Bet ar tai gydymas? Manau, kad negydymas. Turbūt tai toks diskusinis atviras klausimas ir nelabai svarbu, ar tai gydymas ar negydymas, bet to reikia. Norint, kad mes ilgiau būtumėm sveiki, žvalūs, darbingi, pagaliau geros nuotaikos. Prieš tai kalbėjome, tema tikrai yra labai plati, bet gal galėtumėt papasakot kažkokį trumpą sėkmės pavyzdį. Pavyzdžiui, žmogus niekada nežinojo, kas yra homeopatija ir sėkmingai išsigydė ar tai ligą, ar tai kažkokius tai kitus dalykus. Bet vėlgi dabar turbūt būtų sunku atsiminti, kas buvo prieš 5, 8 ar 16 metų. Dabar lankosi pas mane viena močiutė su anūke, ir ji tiesiog man priminė labai seną atvejį, jau beveik 30 metų senumo atvejį, kai jos dukrai į tuo metu laukėsi ir pateko į sunkią avariją. Ir jai sakė, kad reikia šalinti inkstą. Kitos išeities nėra. Tai ji dabar su abiem inkstais. Ir tai yra homeopatijos pagalba. Be to, ta močiutė irgi priminė apie savo dukrą, kad po kelių metų tai moteriai buvo leukemija, limfoma dabar, jos dabartinė diagnozė limfoma. Ji ir dabar gyvena tik užsieny, bet ne Lietuvoje, ir džiaugiasi gyvenimu. Tai čia tai, ką man tiesiog priminė kiti pacientai apie savo artimiausius žmonės. Tas bronchinės astmos pagaliau, vėlgi atėjo pacientė, kuri 20 metų, beveik 20 metų, 17-18 metų jautėsi sveika visiškai. Neduso, nesikankino, bronchinės astmos priepuolių nebebuvo. Iki dabar, iki povirusinės infekcijos vėl atsirado. Tai ir tokių čia būtų galima vardinti labai daug, nemanau, kad čia kažkam labai būtų įdomu. Tikrai tų sėkmės atvejų tokių labai rimtų yra, kai gana sunkios ligos iš tikrųjų traukiasi gydomos homeopatija. Manau, kad visi tie, kurie nori geriau pažinti savo organizmo reakcijas, suprasti, ką reiškia tos organizmo reakcijos, pavyzdžiui, temperatūros pakilimas, ką reiškia kažkokie bėrimai, ką reiškia, kai yra kažkokios išskyros iš kvėpavimo takų ar iš urogenitalinio trakto. Ką reiškia vienas ar kitas simptomas. Galėtų ateiti į homeopatijos kursus, ten gautų atsakymus. Žmonės, kurie norėtų išsiaiškinti, kaip neskatinti, gydant kažkokiais tai būdais, net nesvarbu ar homeopatija, kaip neskatinti lėtinių ligų progresavimą. Nes daugelis įprastinės medicinos gydymo būdų tai daro. Simptomų slopinimas yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko taip daug yra lėtinių ligų. Manau, kad tie, kurie šito viso patirti nenori, turėtų labai dideliu lanku aplenkti holistinio ugdymo institutą ir tikrai gyventi savo ramų gyvenimą, naudojant analgetikus, antipiretikus, antibiotikus ir visą kitą.
Jeigu Ar, jums tai ar jis bus toks ilgas, tas ramus gyvenimas? o čia kita kalba, bet jie gali savo ramiai tai daryti. Ir tie, kurie ieško atsakymų į šitus klausimus ir kurie apskritai ieško, nes atsakymų visada daug mažiau negu klausimų būna. Protingam žmogui visada taip. Klausimus begalė, atsakymų daug mažiau. Tai vat tuos kviečiu į kelionę kartu, vat į kelionę į homeopatiją, kartu apžvelgiant ir kitų medicinų santykį su homeopatija, mūsų etnomedicinos, kur kaip parodė mano paties tyrinėjimai, homeopatijos principų buvo apsčiai, tai mane nustebino, daug daugiau negu aš tikėjausi. Va, tai tokius žmonės aš kviečiu į susitikimą ir į kelionę.